Labą dieną. Ar su Valdu? Labą dieną. Kokio Valdo jūs ieško? Antanaičio. Nėra tokio. O kur jis gyvena, gal žinot? Nežinau. Visgi. Kaip jūsų vardas pavardė? Aš esu vyras. Jo, bet kaip jūsų vardas pavardė? Aš neturiu pavardės. Neturit pavardės? Nu tai kaip jūs dabar? Be tapatybės? Vis tiek kažkokia tapatybė turi būti jūsų. Aš. Nes matot, situacija tokia, mums kaimynas paskambino dėl ančių, kurios priklauso, kaip jis teigia, Valdui Antanaičiui. Na gal žmogus tiksliai nežino ten pavardės. Tai. Jo, Na, ir... kai tos antys išeina ir lesa ten jo ten augalus. Ir pabėgusi dabar yra jo, ten. ir viena pabėgus antys. Nu tai aš tada, kai sakant, ne mano tos antys, bet aš jas pasižiūrėsiu, kai sakant. Tai jūsų ar ne jūsų? Ne, neturiu sakykite, ančių. kaip jūsų vardas pavardė, koks čia adresas tada? O tai jūsų koks į vardai? Mes galim pasakyti va pavardės. Va, yra viskas parašyta, Rupeika. Rupeika. Taip. Kaip jūsų pavardė? Neturiu pavardės. Tai žiūrėkit, jeigu neturi, tai tada reikės eiti su mumi iki automobilio nusistatyti tapatybę. Aha. Tai jūs gal tada paprašiau bus, kad pateiksit dokumentą kažkokį ir pasakysit, nes mes su jums bendravome, mes privalom užsirašyti jūsų duomenis. Kokiam teisės akte parašyta, kad vyras turi? Yra įvykis, kadangi yra įvykis, mes turime išsiaiškinti visas aplinkybės, suprantat? Mes čia ne patys labai atvažiavom. svarbu, čia nuoma policija, čia, kai sakant, aš suprantu. Tai va, tai... Arba pasakykit vardą, pavardę, savo duomenis, arba reikės... O tai jūs tikrai policija? Tikrai, o va yra tarnybinis automobilis, O tai kas? O aš tai, kai sakant, abejoju. Jeigu abejoju... Aš panašų turiu automobilį. Dabar klausykit, tada jeigu abejojat, užsidėkit striukę, einame iki tarnybinio automobilio, parodysimės jums tada... Tai jūs luktelkit, mano ugnis lega, kad neužpiltų ten, kai sakant. Nu tai tada... Nu tai mes laukiam. Nu tai laukit. Nagi, Arčius. Arčius. Nagi, marš. Galime eiti, ne? Nežinau. Galit jūs eiti. Einam. Sveiki, tarnybinio automobilio. Tai į ką jūs kreipiatės? Jūs tamsta, nesakome, Aš esu, kai sakant, vienas čia ir nesuprantu, į ką jūs kreipiatės. Tai kaip jūsų vardas pavardė, kad aš galėčiau kreiptis? Tai į ką jūs kreipiatės, aplamai? Aš čia ieškom vienas. Žiūrėkit, ieškom žąsų ančių šeimininkų. Taip. Aš nesu niekieno šeimininkas. Prie tų žąsų antinų, tai jūs gal žinot informaciją, kam priklauso. Į ką jūs kreipiatės? Tas jūs, aš čia vienas esu. Ar jūs į savo kolegę kreipiatės? Suprantat, kad yra jūs, tai yra pagarbus žodis jūs. Nu, aš įsivaizduoju, kad čia daug kažko tai yra. Aš čia vienas esu. Sakykit vardą ir būsit vienas. Tai dabar su tom... Tai čia yra didelė svarbos įvykis, Taip, ar ne? didelis Kaime, svarbus kad... įvykis, taip. Tai jos eina, teršia aplinką, lesa daržovės. Tai, Kur tos daržovės? nu, kaimynas jums galės parodyti. Negerai, kad neprižiūrit. Aš prižiūriu. Sakytumė tą tvarką, kad jos nepabėgtų, viskas būtų tvarko. Jo. Čia nebūtų problemų. Tai į ką jūs kreipiatės? Tai vis daugiskaita. Aš ne jūs, aš vienas esu. Vyras. O tai kaip jūs kreiptis? Vyras nuosavo vardu Valdas. Bet Valdas. Jūs vėl sakot Gerai, dabar jūs. Valdas. Valdai. Einam tada, pažiūrėkit. O Valdai. Valdai. Sakėt Valdas. Taip, Valdas. Nu tai Valdai. O tai jūs turit sutartys, kad kreiptis į mane. O tai kaip man kreiptis? Kaip kreiptis? Nu tai kokia?
O kaip man jūs kreiptis į jį? Kaip jums kreiptis, kad jums patiktų? Nu, Vyras nuosavo vardu Valdas. vyrai nuosavo vardu Valdai. Galime... O tai kokiu pagrindu jūs Tokiu kreipiatės? pagrindu, kad yra įvykis, 5 kartą kartuoju, yra įvykis, gautas pranešimas, kad mes turime įsiaiškinti aplinkybės įvykio. Kadangi nurodė kaimynas, kad priklauso žąsys Valdui, o ne kaip jūs Valdas. Na, aš neturiu žąsų. Nu, o tai kad sakėt, čia jūs. Aš tik prižiūriu. Nu, tai prižiūrit. O negalima jų lesti. Tu pasižiūrėt, kaip prižiūrit, labai blogai prižiūrit, galiu pasakyti. Yra atsakomybė, kad už nepriežiūrą, ne, kad išeina už tvoros žąsys, yra atsakomybė, už kurią galite Tai gauti baudą. gal toks kaimynas čia triukšmauja ir Gausit baudą, tai dar pakalbėsim. kas gaus baudą? Už nepriežiūrą. Sakėt, prižiūrit, ne? Tai reiškia blogai prižiūrit, jeigu jūs išeina iš to aptvaro. Tai gal kaimynas išgazdina ir jos iššoka. Jeigu jūs prižiūrit, nu tai... Tai aš negaliu sėdėti visą laiką ant tų žąsų. Tai nežinau, Valdai. Žiūrėkit, turit tokį sutvarkyti, užtikrint, kad jos neišbėgtų, suprantat? Jeigu jūs jas prižiūrit, Jeigu jūs turit prižiūrit, tai kaip jūs užtikrinti. prižiūrit? Viena laksto ten aplink. Pamatot aplink ten tą garbą. Nu tai kas dabar, kam jį žalą Ateik, padarė? parodysiu, kame bėdos. Čia šita žemė priklauso kaimynui, ne jūsų? O kur yra, kai sakant, dokumentai? Turim, viską kaimynas turi dokumentus, sakė. Esmė tame, jeigu... Ir išeina- kur žemės tos perdavimo aktas? Koks perdavimo žemės aktas? Iš kur jis įsigijo tą žemę? Nu, Tai tai- čia žinokit, nesmė, iš kuris įsigijo tą žemę, šita žemė yra jo viskas. Jo, ne Baigiant jum priklausonai, čia ne jum. šituo Būtų jūsų panašu. žemė, tai tada galima... Aš neturiu žemės. Tai viskas, nu tai tada prižiūrėkit. Aš gyvenu ant žemės. Jo, bet pažiūrėkit, tas antis, prižiūrėkit. Ta prasme, kad neišeitų iš to aptvarų ir čia, kad... Tegu jis ten Tai gal... jūs prižiūrit, sakėt, jūs prižiūrit. Nu, Bet tai prižiūrėkit. jūs keistai elgesi Žinote, tos aš manau, antys. kad, Aš manau, Žiūrim, ar jisai turi žmogus pretenzijų, ar šis pareiškimas. Jeigu žmogus rašys pareiškimą, tai bus atsakomybė už tokią nu priežiūrą. tai gerai, tai gal jisai rašo. Bet tai jis... Aš neturiu pavardės. Ir nesuprantu, į ką jūs Einam prie kreipiatės. tarnybinio automobilio Valdai. Nusistatysim į jūsų tapatybę, Jo. nes mes turim įsitikinti, gal jūs esat paieškomas, kad nenorit atskleisti savo duomenų. Taip. Taip. Einam, Valdai. Aš ne jūs esu, Žiūrėkit, aš čia pareigūnai, vienas. Jūs privalot Jo, prisistatyti. Aš nežinau, kas pasakyt jūs savo tokie. vardą, pavardę. Kas Einam jūs prie tokie? tarnybinio automobilio, parodysim jums tarnybinius pažymėjimus, įsitikinsit pilnai. O ką žinau, ką jūs klasta? Aš niekur nežadu eiti. Tai gerai, žiūrėkit, aš tada prie jūsų. Sakykit savo vardą, pavardę. Aš neturiu pavardės. Ir aplamai nesuprantu, į ką jūs Valdai, kreipiatės. Sakykit savo vardą, pavardę, mums reikia įsitikinti. Vyras nuosavų vardu Vyras Valdas. nuosų vardu, tai važiuosim tada į policijos komisariatą ir nusistatinėsim ten tapatybę. Kadangi jūs nesakot, mes nežinom, kas jūs esat. Ir jūs nevykdot. Taip. Į ką jūs kreipiatės? Jūs nevykdot mūsų teisėtų reikalavimų prisistatyti, Ko- pasakyti savo vardą. Kokį pavardę. reikalavimą? Kokiu Jo, mes pagrindu? pasakėm, Valdai. Ir aš čia vienas Viskas, esu. Valdai, tai dabar Nesuprantu, į ką jūs kreipiatės. Einam prie tarnybinio automobilio, vykdot mūsų reikalavimus. Ar atsisakot vykdyti ir važiuojam į policijos komisariatą? Aš nieko neatsisakau, aš nesuprantu, ką jūs norite iš manęs. Ko jūs nesuprantat? Jums medikų reikia. Ar jūs Čia nesuprantat? tikrai Aš medikų žinau, Tai kai jeigu jums sakant, sveikata aš bloga, pats... jūs nesuprantat nieko, nu tai tada ką? Važiuojam į priėmimą. Aš nesuprantu, ko Tai jūs nesuprantat, norite. tai medikus sumažaškės. Ir iš vis nesuprantu, ko jūs norit ir kas jūs Aš tokie. paaiškinau jums 10 kartų jau gal. Atvažiavom, nes gautas pranešimas. Einam prie tarnybinio automobilio, Valdai. Ar suprantat mane? Nesuprantu. Viskas, einam. Aš niekur nežadu eiti. Jūs privalot. Atvažiavo savo mane. duomenis. Ar girdit? Privalot, Valdai. Kokie duomenys? Jūs žinokit, Vykdykit Valdai. mūsų reikalavimus, suprantat? A jūs turit sutartį į mane Kokią kreiptis sutartį? Valdai? kokią sutartį mes bendraudami su žmonėms sutartis turim rodyti. Nu jūs taip, nejuokaukit. nu kaip? Manau, Valdai, einam prie tarnybinio automobilio, jeigu... Jūs naudojat prievartą? Jeigu jūs nevykdot mūsų reikalavimų, tai važiuosim į policijos komisariatą. Tai O jūs jeigu mane nesutinkat? prievartą? Jeigu priešinsitės, bus uždėtos spec priemonės antrankiai. Vadinasi, jūs grasinat panaudoti prievartą. Jeigu jūs nevykdote reikalavimų, neinat prie tarnybinio automobilio ir priešinatės, tuo atveju teks panaudoti. Gal Teks, gražiai, teks ane? panaudoti prievartą.
Grasinat, panaudot. Čia negrasinimai, čia yra teisėti reikalavimai. Aš net nežinau, nemačiau jūsų nei Tai pažymėjimų. prieinam, parodysim Prieinam, viską, Valdai. kiek galim Nueinam prie tarnybinio automobilio. Na, pažiūrim. tada jūs grasinat naudot prievartą. Tada aš prieisiu, bet tai viskas ant jūsų atsakomybės. Gerai, einam, Valdai. Ant jūsų atsakomybės. Jūs, Valdai, labai konfliktiškas vyras, galiu pasakyti. Labai mėgstat konfliktuoti. Aš ne jūs. Aš čia vienas esu. Ir nesuprantu, į ką jūs kreipiatės. Mano tarnybinis pažymėjimas ženklelio Įsitikinot? numeris, manau, esat jau. O tai palaukit, o tai kas jum jį davė šitą? Kas? Koks skirtumas jums kas davė, tai yra tarnybinis Nu tai, pažymėjimas. o tai kur Policijos antspaudas? departamentas išduoda. Koks Kur antspaudas? policijos departamentas, tai yra užrašas ant sienos. Jeigu kyla klausimų. Matot, ar gerai O kur, matot, dėl čia- kur atsakingo asmens parašas, kur Žiūrėkit, antspaudas? Jeigu jūs nežinot, kaip turi atrodyti tarnybiniai pažymėjimai, tai yra Į ką ne jūs mano kreipiatės? reikalas. Tai yra ne mano Į ką jūs reikalas, kreipiatės? suprantat? Valdai, klausykit, jeigu jums kyla abejonių, pasiskambina, tada į bendrai 112, pagalbos numerį pasakot, va, tarnybinis automobilis atvažiavo, tokios va numeriai ir jums paaiškins, ar čia policijos pareigūnai ar ne. O kur parašyta, kad vyras parašyta? turi skambyti kažkur tai? Tai jeigu jums Kas kyla parašyta? kažkokia, tai... Į ką jūs kreipiatės? Aš ne jūs. Gerai, pažiūrėkime. Jo, Valdas. Nes šitą prasme čia pasaka be galo, čia mes galim 2 valandas taip stovėti ir žmogų aiškiai vis tiek nesupras. Čia medikų... Šiaip jums viskas tvarkoj su sveikata. Nu, ta prasme, Į ką jūs kreipiatės? suprantat klausimus? Aš nesuprantu, į ką jūs Nesuprantat, kreipiatės. Net nesuprantu, į ką kreipiesi, apie ką mes kalbame. Jūsų pavardė, Valdai. Nu, bandyk vest. Į ką jūs kreipiatės? Nu, 60. 10 sako. Tai jūs gaišinat mano laiką. Jūs gaišinat mūsų laiką, mes turim Nes svarbesnių gal- reikalų. Galbūt kažkam Na. dabar reikia pagalbos, o... Į ką mes jūs čia savim kreipiatės? Aš ne jūs, aš čia vienas esu. turim. Suprantu dabar iš tų žmonės, kad dar sunkiai prasmiškai kažką. Ne. Palauk, biškį pažiūrėsiu. Nes kaip manau. Kelintais gimęs, kiek metų jums? Į ką jūs kreipiatės? Į Valdą. Vat jūs į šitą žmogų. Aš čia vienas esu, vat. Valdai? Daugiau be Reikia- jūsų čia nieko Tai nėra. Jūs gal norit, kad nežinau, aš jūs tu vadinčiau. Tu? Taip. Nori taip? Gerai. Tu kelintais metais įsigimęs. O jūs turit sutartį į mane kreiptis? Gerai, dabar be sutarčių. Kaip be Valdai. sutarčių? Sutarčių Valdai, privaloma kiek- laikytis, kiek jeigu metų jos tau? yra Tau, Valdai, pasirašytos. kiek metų tada? Aš neatsakinėjau į klausimus. Neatsakinėjat iš visų klausimus. Ne, O tai neatsakinėjau. kas čia su jums blogai tada, kad neatsakinėjat? Į ką jūs kreipiatės? Į Valdą. Kodėl sakot jūs? Nu, tada tu Valdai. Aš neatsakinėjau į klausimus. Kiek metų Valdai? Aš neatsakinėjau į Nu, tai pabandom klausimus. šitą atsakyti. Aš neatsakinėjau į klausimus, dar kartą Nu, tai gerai, sakau. pabandom šitą Ir mano laikas yra brangus. O mūsų dar brangesnis Valdai. Pasakytumėt savo... Mano laikas yra 1 minutė vertinamas 1 gramu auksu. 999 prabos. Tai Tai pabandom. gal mes Valdai. tada užfiksuojam laiką, Jo, kiek jo. jūs man Gerai. sugaišinot ir Tai, jūs Valdai, man sumokėsit pasa- pa- aukso pasakyk, kiek arba tada metų, atitikmenį pasakyk, kiek valiuta metų kažkuria. Ir Tai galėsi tada, pasakyk duomenys ir į ką tiesiog jūs tada čia galėsi eit. kreipiatės? Aš nesuprantu, biškį panašus, koks tikslas. Ne, ne. Nu, ką, jeigu nepavyks nustatyti... tą Nu, patį Valdai, masą, jeigu nerasim. važiuosim, Tai... Važiuosim į komisariatą. Jūs turit sutartį kreiptis į mane. Parodysim sutartis. Jo, parodysim. Kur jūsų įgaliojimai?
Žinokit, įgaliojimų nereikia, kad jūs prisistatytumėte. Yra Jūs įvykis. privalot. O Aš jeigu ne žinokit, jūs, kažko aš ne jūs, aš čia nežinomas, nuo vienas. atsakomybės neatleidžia, mes jūsų neprivalom supažindinti Aš- su visais Lietuvos Respublikos Aš čia teisės aktais. vienas, į ką jūs Valdai, kreipiatės, aš Valdai. nesuprantu, į ką jūs. Valdai, klausykit, suprantat? Mes jums Ką val? aiškinam. Jeigu jūs nesuprantat, nu tai ką, važiuosim. Aš neatsakinėjau į klausimus. Čia su jums matau, kad kitaip neišeis. Į ką jūs kreipiatės, aš čia vienas. Aš čia vienas. Jo. Nu tai Valdai, kada gimė? Kada jūs gimė? Aš neatsakinėjau į Dabar žiūrėkit, aš klausimus. jums pasakysiu, gerai viską? Kaip čia visa ta situacija? Į ką jūs kreipiatės, Į kam Valdą. joms? Į Valdą. Pasakykit savo duomenis, vardą, pavardę, gimimo metus, kad mes galėtume nusistatyti, kas jūs esat. Jeigu jūs nevykdysit mūsų reikalavimų, mes nerasim jūsų, ne, kas jūs toks, mes nežinom. Jūs mažu paieškomas, nepaieškomas, mes nežinom. Turėsim važiuoti į policijos komisariatą, nusistatyti jūsų tapatybę, sugaišim tiek savo laiką, tiek jūsų laiką, suprantat? Ir už tą jūsų Į ką jūs kreipiatės, aš čia vienas. Aš jums paaiškinau. Ar supratot, vienas. supratot ar ne? Nesuprantu, į Nu ką tai jūs Tada kreipiatės. važiuosim, visi aiškiai. Aš nesuprantu, į ką jūs kreipiatės. Ir ką jūs norite išsiaiškinti. Aš jums pasakiau visą tiesą. Esu vyras, nuo savo vardu Valdas. Gyvenu ant žemės. Ant žemės. Jeigu tiksliau, tai gyvenu visatoje. Paukščių matosi. tako galaktikoje yra tokia Saulės sistema. Tai va trečia planeta nuo Saulės, žvaigždės vadinamos Saulės. Trečia planeta vadinama Žemė. Ir aš gyvenu Sakė, ant to galaktikoje Žemės. Ir kontinente Kontinente. Manau, rasimės į jūs. bus TSRS Jau Valdai, dabar teritorija. 2023 metai, jau, ne SSRS. Grįžtam į šios laikus. Jūs keliaujat laiku? Jūs praeitim keliaujat. Tai jo, jūs praeitį žinokit. Į ką jūs kreipiatės? Aš čia vienas. Nes su jums šneku su savimi. Tai jum gal medikus iškvies, kad jūs su savim kalbatės. Aš galiu. Su protingu žmogum kartais pasitart. O, Tai, kaip sakant, medikai gal jum pagelbėtų. Ar jum viskas tikrai gerai? ne, negerai, žinokit. O tai jūs nesutinkat, kad, pavyzdžiui, Žemė yra, Plokščia. ne, kad į Saulės sistemos dalis. Jūs tuo abejot? Net nebejoju. Nu, tai kame problemos? Problemų kaip ir nėra. Nu, tai va. Bet žemė plokščia ar apvali. Aš neatsakinėjau į klausimus. O į šitą, kažkai. Atsakysit gal? Aš jom pasakiau visą tiesą, kas aš esu ir nesuprantu, į ką jūs kreipiatės ir ko jūs ieškote. Ta antį sagoj, ne, ta antį pasigauna. Nu, tai tą antį tada Jo, pasigaukit, kadangi Prie jūs sakėt mūsų prižiūrit. Mes turim matyti, kaip jūs tą antį pagausit ir atgalimės. Bet rasim, manau. Nu, Valdai, einam pasižiūrėsim dar Reikia kartą tą prie apturo. antį Padėsiu pasigauti, jums. Jau tai jūs kokiu pagrindu? Tokiu Čia pagrindu aš dabar vėl į ką kartoju. jūs kreipiatės? Į Valdai. Į tave tada. Na, Nu, vienas žmogus, vienas kūnas į Valdą, ane? Žąsis, ane? Antis čia laksto aplink, jūs prižiūrit, jūs atsakingas, ane? ne. Nu, tai prižiūrit. Ne. Arba pasigauna tą antį, arba yra atsakomybė už nepriežiūrą, gausit baudą. Jo. O tai tas gandras čia plunksnas Nu, mėtų. ir tą antrą galit pasigauti. Gandrą pasigauti. Tikrai. Jūs raštu man duodat leidimą gandrą pasigauti. Nu, svarbiausia, kad savo Ra- gandrą iš to aptvaro pasigautumėt. Kad... Savo gandrą? Nu, ten. Aš neturiu gandrą. Tai ką prižiūrit? Antį žąsis. Bet jūs man leidot gandrą pasigauti. Eikit Gerai, antį eikit pasigauti. Jūs- Gerai, eikit Jūs ant raštu man, na. Nu, Ką raštu? Raštu. Valdai. Kad leidot gandrą Valdai. pasigauti. Kokį gandrą, žiūrėk, kad ateina va, žąsis, Va, prašau, ateina. paimkit, pagaukit. O tai Valdai, vieną Ar žmogaus. mums čia reikia dabar ką kviest? Veterinariją, kad sugaudytų čia dabar tas žąsis. Eikit savo Kam? žąsį pasigauti. kam yra padaryta žala? Aplinkai. Aplinka parašė, Suteršta aplinka. aplinka skundžiasi. Taip. Aplinka. Jo. Ar jums viskas gerai su sveikata? O Valdai, Jom nereikia kiek čia medikų. žmonių matot, kad į mane jūs tada kreipėtės?
Aš matau kažkokį personažą, kuris Nu, tai kur- ten užrašyta ant kostiumo policija. Valdai, vienas žmogau, prašau, nueikit pasigauti savo antiną. Ten ne mano antinas. Sakėt, jūs prižiūrit. Nu tai kas, kad Kviečiam žiūrėk, jeigu pasima, susirenka čia tas antinas, jeigu čia nieko. Viskas, Valdai, viso gero. Galite eiti. Eikit, Nu, eikit. Jo. visų gerų, gerai, tai Iškviesim aš... tarnybą, surinks tas jūsų žąsis tada. Į ką jūs kreipiatės? Eikit namo, gerai. Aš pats žinau, kur eit. Viskas, Valdai. Aš gyvenu ant žemės, aš namuose esu. Ant žemės. Vienu žodžiu, geros jums dienos. Ir man raštu, kad leidot gandrą pasigaut, patvirtinkit. Manau, kad nepavyko. Tai jūs pamelavot? Nepamelavau. Nu, kai sakant, geros tada jums dienos.